Kaip portalas Šeidra bestatindai. Taigi sveiki ir šiandieną mes instaliuosim Windows 8. Tai jo, aš įkelsiu šitą video ant tos pačios dienos kaip ir Windows XP video. Bet nieko nelaukia, tiesiog susikurkim naują Windows šitą virtualiam kompiuterį. Taigi pavadinsim aišku Windows 8.1 ir 8.1.32 bitų. Gerai. Sure. Tai dabar mums reikia eiti į nustatymus, ir eiti į search, ir eiti į empty, ir eiti čia, ir eiti čia, ir eiti čia. Supratau. Taip, dabar kaip ir galim jau pradėti. Taigi važiuojam. Taigi dabar prasideda. Taigi dabar išeina, kaip matot, ką aš čia pasakiau, kaip matot dabar startuojas Windows 8. O, jau pasileido, žiūrėkit, gerai. Tai kaip greitai pasileido. Nu, vis tiek čia yra virtuali mašina, tai greitai pasileidžia su tokiom. Čia. Jau. Okei, tai aš grįžau ir pradėkime instaliaciją. Tai pirmas dalykas, ką aš padarysiu, tai turbūt tai pasidarysiu. Ir jo ant full screen'o darysim. Nors, iš tikrųjų, galim padaryti ant scaled mode. Jo, va, daug geriau. Gerai, aš... Lietuva, instaliuoti dabar. Paleidžiama sąranka. Pasakysiu mikrofoną. Paleidžiama sąranka. Taip. Matosi mano šitą užduočių juostą. Tai galim iš tikrųjų ir galim pasidaryti normaliai. Man nepatinka, kad matos mano... O dabar kaip tik man jos ir reikėjo. Tai dabar galim padaryti scaled mode. Ir dabar aš atsidarysiu licenzijos dokumentą. Va, taip.
Dabar galim jau ir Ctrl+C. Full screen'as. Supratau. Ne, negalim. Supratau. Custom. Ir važiuojam. Tai viskas, dabar Windows instaliuojasi. Tai aš dabar truputėlį pristabdysiu filmavimą, jeigu galima. Truputėlį dabar pristabdysiu filmavimą. Ir, žodžiu, laukit manęs. Kai susinstaliuos, aš ir vėl būsiu čia. Ok, taigi. Kas dabar atsitiko? Windowsai restartavosi. Ir dabar jie kraunasi. Taigi, kaip matote, dabar mes turime jo. Ir, kaip matote, vėl Windowsai kraunasi, dabar truputėlį ištemptai, kaip matote. Ir žiūrėsim. Va, kaip matot, rašo parengiami įrenginiai. Nežinau, ką tai reiškia parengiami įrenginiai. Jau 25%, wow, kaip greit. Tai jau 70. Wow. Tai mes turim labai greitą kompiuterį Dabar tiesiog pasiruošiam ir tuoj reikės pasirinkti spalvą. Tuoj reikės pasirinkti spalvą. Kaip matote. Bet kaip ir taip ir nelabai taip. Jau ir trumpai jisai ant šito meniu. Tai va, kažkaip įdomiai dabar. Šiaip tai dabar jau turėtų būti susinstaliavę, bet nieko tokio. Palauksim ilgiau. Šiaip vis tiek yra virtualus kompiuteris, tai. Jo, understandable. Kaip sakant. Jo. Bet tai. Dabar kaip matot, dar vis kraunasi. Tuoj turėtų užsikrauti. Labai, čia jau ir ilgai čia turėtų tai būti. Tuoj turėtų užsikrauti. Tai jo, tuoj turėtų užsikrauti. Aha. Ir jau pelytę turim. Wow. Čia nieko nespaudžiam. Ir dabar vėl Windowsai kraunasi. Tai dabar jūs gal klausėt, kodėl taip atrodo labai negražiai tie Windowsai. Kodėl jie atrodo taip nukirstai, taip įdomiai labai atrodo, kaip būtų kažkas negerai, ar susilaginę, kas būtų žargoniškai, kaip sakant. Tai dėl to, kad čia yra 32 bitų Windows versija. Jo, gerai, renkamės šitą. Gal šitą? Va, gerai. Čia rašysim. Nereik man to interneto, dieve mano. Aš noriu local account'o. Aš nenorėsiu Microsoft account'o visų tų net. Cancel.
Nu, eik tu sau. Vat man reikia Microsoft account, viską. Neturiu account. Gal gerai sukursim naują account. Geras. Geras. Nereikėjo jokio Microsoft account'o suvesti. Labas. Okei. Ačiū. Atsiprašau, ką aš čia ką tik kalbėjau. Okei. Wow. Bet tai taip čia atrodo nesąmoningai. Va, kas būna, kai 32 bitų instaliuoja. Va, Windows Media Centras, tasai start meniu, kur ne start meniu. Bet, metro žodžiu. Bet aš turiu tokį biškį kaip ir triuko. Driveriai. Taigi, ką mes darysim dabar su tais driveriais? Žiūrėkit. Išimam diską. Dabar mūsų diskas yra tuščias. Dabar žiūrėkit. Dabar atsirado kažkas diske. Ir tai yra mūsų driveriai. Jo run. Exe tą exe reikia runint. Ir Defenderis, labą dieną. Taip. Hello. Nu ir toliau važiuojam. Ir dabar instaliuoja. Davai. Kas čia ką tik buvo? Okei. Aš galvoju, kad... Okei, supratau. Aš jau būčiau išjungęs tą... Gerai. Aš jau būčiau išjungęs virtualų kompiuterį.
Kam čia pelytė dabar tiesiog čia atsirado? Neturėtų tiesiog... Alio? Tai taip jau pelytė... Va. Kodėl? Ką? O, wow, kas čia dabar? Ar jam ramo per mažai? O, wow. Jam ramo turbūt per mažai. Okei. Dieve mano. Nieks tiesiog nieks neveikia. Tiesiog nieks. Tai gal mes vaizdą turim, bet funkcionality tai visiškai nėra. Nu, ratukas kažkoks suko. Bet ne. Gerai, tai žodžiu. O, wow. Tai kai aš tą mygtuką paspaudžiu, jis tiesiog pradeda... Nu, ne, jis neveikia, ačiū Dievui. Tai gerai, viso gero. Nu, tai kas čia dabar? Nenaudot. Wow, net šits nebeveikia. Nu, žodžiu, jam turbūt tiesiog jam per mažai ramo. Man neįdomu. Aš išjungsiu, aš nebenoriu dylint su šituo. Taigi, man atrodo, galim pasakyti, kad šis instaliavimas buvo kaip ir success, bet ir nelabai. Taigi, viso gero, iki kito karto. Su jumis buvo Windows Media.